Gaunasi taip, net nereikia ieškoti kažkokių tai žmonių, kad tau atsakytų, ne, būrėjų, ten iš veido bruožo apie tą pasakoja kažką, tai nereikia visų šitų dalykų, tu pats viską žinai, tik tiesiog tu nežiūri į save. Ir kai nežiūri, tu neturi atsakymų, va ir viskas. Tu į save nesigilini, tau atrodo, kad per išorinį pasaulį tau turi ateiti atsakymai. Ne, viskas yra tavo viduje. Bet, tiesiog išorė, va, kaip psichologas, specialistas, jis gali padėti šitoje vietoje. Užduoti klausimus ir įsigilinti. Tu gal pats, žinot, kaip protas, jisai, kartais būna, jis nenori eiti į tą problemą, nes, tai o kam? Tegu būna ten, o ką tą baimikė, tai tegu būna, jinai tą baimę mane saugo realiai, ne? Kai aš bijau kažko tai. Arba nerimas pas mane, juk mane saugo nuo šito. Kam ten eiti ir žiūrėti į tą priežastį? Nes tu pamatysi priežastį, gali būti, kad baimė dings. Baimė dings, tu lieki be baimės kažkoks tai. Kaip čia taip? Ne, mums kūniuką reikia saugoti, mums geriau pabijoti reikia. Davai jis taip veikia, jis per aplinkui veda ir kartais tu gali savo net neužduoti to reikiamo klausimo. Nematysi atsakymo.